Sveiki atvykę į mūsų oazę. Labai fainas toks dalykas, kai mes čia atsikraustėm, daug žmonių sakė, kokią iš čia nesąmonę sugalvojat, išprotėjot, kelio nėra, nieko nėra. O dabar pirmą kartą susilaukiau tokio pasakymo rojaus kampelis. Aišku, iki rojaus kampelio tikro tai čia tikrai labai toli, bet esmė tai tikrai mums yra rojaus kampelis. Girdit, kaip čiulba paukščiai, turim baublį netgi. Šunys laksto laisvai. Ir tikrai yra vietos, kur plėsti savo gėlynus ir kaip galima idėjas realizuoti. Tai šiandien biškį papasakosiu apie tai, kuo šiuo metu užsiemu ūkyje. Pradėkim nuo to, kad nusipirkom pagaliau žoliapjovę važiuojančią 4 ratais. Tai iš tikrųjų traktoriuką, tai labai daug nusipjaunam, tiesiog pati nupjaunu daug gražios žolės ir atrodo tas vaizdas gražiai namuose, nes praeitais metais rankom, šiais metais rankom, tai tiesiog jau labai sudėtinga buvo, nes su vėtra ant pilvo, nespėjau, nemiega ir taip toliau. Labai nemažai pasidarėm su akmenukais, biškį pasitobulinom, tiesiog prisivežėm daug akmenukų, pasiklojom agroplėvelę, po apačią geotekstilę, nežinau kaip ten jinai vadinas tikrai. Ir tiesiog, kad galima būtų švariai daryti iki mašiną, švariai daryti iki lisviną, ir šiaip mašina pas mus labai jau pagal paskirtį naudojama visą laiką purvina. Tai vat, toliau pasistatėm galų gale šiltnamį, pasisodinom, daugiausia pomidorai, nes turiu labai fainą receptą, kaip pomidorus pasigaminti, tuos, kai būna parduotuvėje saulėje džiovinti aliejuje ir labai pasiteisino tikrai ir tas perteklius pomidorų ir jų pats panaudojimas labai taip papildo visą žiemą ir teisingo medžiagom ir tuo skoniu tokių pomidorų tikru. Pasiplečiau, pasidariau 2 gėlynus dar papildomai, kurie dar tik pradeda daryti savo darbą, jų tą visą grožį tikrai pamatysime daugiau. Kaip tik va ir vilkdalgį atidavė, ir jurgynų atidavė, irgi suvešėjo ir tokių šešėlinių augalų, ir lanksvų, kad žiemą būtų gražu. Tai va dabar tik tais esame procese irgi agroplėvelės apdarimų ir tada arba medžio skiedrom kažkokiam žievėm arba kažkokiais dekoratyviniais dalykais apdengsim, kažkaip, nežinau, gal šakų smulkintuvą šitam reikalui reiktų, nes pasižiūri kainas, tai turbūt vertėtų smulkintuvą nusipirkti ir savo naudoti atliekas. Tai va, tai labai džiaugiuosi, po truputį gražėja. Aišku, vis tiek, sakau, kaip esam paprasti žmonės tame, kad nesam tie žmonės, kuriais kiekvieną dieną 2 kartus karvės melžti, nes tai tikrai yra sudėtingas darbas, kuris pririštas vietoje, tiesiog, kaip sakant, pasidarom savo tą būtį lengvesnę, kad galėtumėm džiaugtis visais kaimo malonumais, bet jais ir džiaugtis, ne tik tais nuolat dirbti nuo ryto iki nakties ir nematyti tam galo. Tai po truputį tikrai vieni procesai prasideda, kiti pasibaigia ir tada tu jauti tą malonumą, kad tai veikia. Tai va, papasakosiu po to ir apie sugalvotą mūsų laistymo sistemą. Ir Valentinas bando ją įgyvendinti ir manau, kad gal visai neblogai pavyko. Tai va, tai galiu parodyti pirmas gėlynas, tiksliau jau tas paskutinis, čia dar nežinau, ką darysim, sugalvosim. Reikės, aišku, didesnius tarpus padaryti kai kuriem augalam, kurie daug plinta. Toliau, žodžiu, va čia va ten tos visus akmenukus pasidarėm, kaip mato, dar neuždengtas šonas, čia manau, čia žiemą arba rudenį, taip norėjau pavasarį namo tą šoną ir vidų sustvarkyti, bet manau, kad nelabai realu. Šiais metais iš tikrųjų pirmą kartą purškiau augalus. Tikrai žinau, kad būna žmonės, kur nepurškia ir turi derlius. Mes nelabai turėjom labai nedaug iš tikrųjų, tai visus vaiskrūmius ir kažką, kas tokio arčiau namų purškiau, ten nimzalių ar kažkuo, kas yra natūraliau, to skruzdžių medžio žievė ar kas ten vienas toks, o kitas yra nimzalis, tai dilgėlių ekstraktas, tai jis ekologiškas. Ir iš tikrųjų veikia, nes lygiai tas pats yra su amarais, kurie puola rožės. Praeitais metais jas prižiūrėjau tik actu ir vandeniu. Na ir žaliuoju muilu to vadinamųjų, tai šiaip tas žaliasis muilas tikrai labai neblogai veikia, bet vėlgi daug dažniau reikia daryti. Tai purkšti, tai vad biškitos to laiko tokios tokai esant, tai tuo nimzaliu, kuris būtent su dilgėlių ekstraktu, aišku, purškiu ir stengiuosi purkšti, nors parašyta, kad jisai nekenkia bitėms, kai neskraido bitės. Tai va, ir daug geniu iš tikrųjų augalus, nes kažkaip pastebėjau, kad tiesiog genėjimas yra labai svarbu, elementariausiai, kad kaip tu teisingai geni, jeigu daugiau geni, tada turi daugiau rezultato, tada tas augalas geriau atsigauna. Tai va, kaip tik ir matau, kad reikėtų kažką nuskinti. Aišku, čia dar reikia visokių pasipilti akmenų ir taip toliau peržiūrėti visus šviestuvus. Ledinius naktį va tikrai gerai neblogai šviečia, bet čia tokie labai jau pigus ir prasti. Gyvenimas jos greit sudėvi.
korėjinį augalą vieną turi, va, rožės, labai fainai, daugelis rožių iš tikrųjų nuostabiai kvepia, kai kurios nušalo, tai va viena tikrai nušalo, bet matau dar žalę galūnėlę, tai tikiuosi, kad jie atsigaus, dar metus duosiu jai pabandyti išgyventi. Va patrešiau kaip tik irgi su trašom, tai matysiu, kaip kai kurios va persodinom, vienas atsigavo, kitas, manau, dar turėtų atsigauti iš tikrųjų. Bet labai gražiai ten žydėjo, tiesiog vietos nebuvo, nu ten magnolijos, kas čia dar jurginai, visokie tai tie arškėtrožės. Braškių turim tų, taip pat turim braškių, kurios labai daug iš tikrųjų ūsų. Tai va, tos žemoginės, kaip jos vadinasi, tai žembraškė, kaip ten ją vadina. Šiaip labai skani iš tikrųjų, bet vis tiek mums kažkaip įprasta tas paprastas skonis. Braškė, arba žemogė, arba avietė, arba kažkas. Tai tokių hibridų vis tiek ir patys vaikai, nors, pavyzdžiui, labai mėgsta ir žemogės, ir braškės. Nelabai. Bet va šiandien su gyriom važiavo mašiną ir sako, aš noriu didelės žemogės. Sakau, va yra, bet tau kažkaip nelabai patiko. Tai būtinai nuplausiu ir nunešiu. Vat dabar labai fainas metas, jau galima šiek tiek kai kurios augalus pasiruošti žiemai. Tai pakol kas uogų neturiu per daug, viską suvalgom, šviežiai laikyti uogas reikia stikliniuose induose, Instagramas ir mane išmokė, tikrai labai ilgai ir šviežiai laiko, dažniausiai neprireikia to ilgo laikotarpio, bet iš tikrųjų labai faina. Tai va ir braškės, čia gigantela, labai joms čia patiko, čia daug saulės būna, o kur šiltnamis, kur už šiltnamio, išsitraukė, jau kažkas bus pagriaužęs apačią, arba mama neteisingai pasodino. Tai va, paliksim gyvūnėliam. Čia irgi va kai ką pasodinau, kai kas žiūriu neprigijo. Bet būna atrodo neprigijo. Sulėgraža. O po to kažkaip atsigauna. Jo. Tai va, matot, pilna augalų jų. Iš tikrųjų, jazminas va pražydo. Irgi nežinau, tiek mažai patirties turiu, kad tiksliai nesu tikra, kokio dydžio bus tie visi augalai. Tai jau dabar didėjant, manau, reikės mažinti visų augalų, atsisakyti, kai kurių, kurie, kaip plinta, tada kitus pašalinti ir kitur persodinti tiesiog, tai vietos turiu tikrai apšiai. Atsisakyti tų tokių vienmečių, bet, jie kažkaip pagražina, našlaitės, vėtra, pavyzdžiui, labai stipriai išravėjo jas. Tada tulpės laukiu, kol tas viršus apdžius ir bandysiu išsaugoti svogūnėlius. Jurginai gražiai žydėjo, iš tikrųjų turėjau 3 spalvų. Ir labai įdomi iš tikrųjų viržiai. Jeigu nufilmuotum viržius, tai jiems šiaip rūgštinė žemė reikalinga, bet jų pasikeitė struktūra visiškai tokie nebuvo. Ir man labai patinka šita struktūra, labai graži, netgi gražesnė negu tie klasikiniai, o tie tai net nežinau ar atsigaus, bet šitie irgi lygiai taip pat atrodė, o dabar tiesiog suvešėjo gražuoliai, tai va reikia palaukti, visą laiką reikia palaukti, augalai patys dažnai išsprendžia savo visus klausimus. Paliksim dar keletą braškių, sunokimui ir sesiai. O šitas augalas čia rojaus obelėlė, man atrodo. Jinai labai žiauriai gražiai žydėjo, rožinė spalva. Tai tiesiog buvo nuostabu, va čia buvo nušalusi rožė, tai palikau arškėtrožę turbūt, irgi gražiai žydi, ten tos tokios su smulkiais žiedais, o va ten toks labai įdomus krūmas, tai diemedis, labai įdomus jo kvapas ir savybės ir daug visokių apie jį yra aprašymų, kokiais naudą turi mūsų soduose gyvenimuose. Ir čiobrelis kaip stipriai pasidaugino, tai planuoju tikrai vienos iš tik tais keleto patinkančių man žolelių arbatų, tai yra čiobrelis ir ramunėlė. Ežiuolė faina, dar aišku, ežiuolė, ramunėlė, čiobrelis. Dar kokią porą išvarčiau, bet čia tikrai tokie vieni iš mėgstamiausių. Šitas gaurometis dar. Ir ten tas pats putinas, pavyzdžiui, moterims su problemomis, moteriškomis lygomis, tai irgi pasisodinam. Žiūrėsim, kaip augs. Šiaip labai faina, kažkaip džiaugiuosi. Laužavietę jau akmenim apdėjom, tai dar reikės akmenis atstumdyti, planuojame pasidaryti sėdėjimo vietą aplink laužavietę ir per vidurį išsibetonuoti, tiesiog esant laikui, ar tai šaltuoju metų laiku kažkokią tai pečiuką, kaip sakant. Barintas pats nori, bet nežinau, ar jisai iš tikrųjų norės, ar mes tiesiog nusipirksim kamado bono ir turėsim. Bet, kaip sakant, dar iki to labai nemažai laiko sustvarkyti viską. Čia dar norėtųsi ant šitos plevelės susidėti
lysvės paaukštintos. Labai patiko man, norėčiau tokias edukacinės padaryti, kad vien būtų valgomos žolelės ir kad vaikai galėtų eidami skabyti jas. Tiesiog ragauti, skabyti ir taip toliau. Ir va dar vienas gėlynas, kur pačios akmenį su Aliona išstumdėm. Turiu tokią pagalbininkę šiais metais, bei jos darbai nevyktų. Tai va irgi morka, labai reikia viską aptverti, nes šunys ir susioja ant augalų ir nefaina. Jėga, nežinau, man patinka. Po kol kas tas vaizdas, va, jau reikia ravėti taip toliau, bet kai viskas suvešės, tai bus be galo džiaugsminga. Kaip sakant, darbas. Jo, bet kažkaip šiais metais labai faina, kad yra nemažai po kol kas lietaus. Tai, tiesiog ne viską reikia laistyti, čia tiesiog natūraliai gamta padeda šitam procesui įvykti. Patiko, va, lanksvos iš tikrųjų, noriu labai pažiūrėti, kaip jos žiemą atrodo. Ir gavau dovanų fainą labai alyvą geltonos spalvos. Tai jinai mažutė, pažiūrėsim, kaip jinai išaugs, kokia jinai bus. Čia mūsų giriaus namukas, irgi turime visokių dar procesų, kuriuos turime atlikti. Bet šiaip fainas dalykas ir labai gera investicija, nes tikrai daug daugiau džiaugsmo vaikam, laisvės. Na ir aišku, ta žolė, va, kaip mato, tikrai klodai dideli. Plevelė tikrai, labai tikrai daug plevelės naudojam, bet kai tokie klodai, tu tiesiog fiziškai nespėsi visko sutvarkyti, išravėti ir taip toliau. Tai žiauriai kažkaip sunku ir pasilengvinam tą darbą būtent su plevelė ir jis tiesiog pasiteisina. Tai jeigu kas nors sakytų, kad oi, tai tu čia tingi ravėt, tai ateikit išravėkit tokius klodus ir tokius kiekius, to prasme, daugiau nieko ar neveiktum gyvenime, tik ravėtum. Tai, kaip sakant, būkim teisingi, norim gyventi normalius gyvenimus, dirbam vos ne daugiau negu vieną darbą, iš tikrųjų 2-3 darbus, vaikus auginam, ūkį turim ir dar, žodžiu, čia eiti ravėt, specialiai pasilik, kad būtų daugiau paravėt, nes man va taip reikia, nes aš noriu būtinai kuo sunkiau gyventi, kuo blogiau gyventi, žodžiu, tai vis tiek realistas esi ir nori gyventi, kad būtų smagu, kad išeitum, kad pasidžiaugtum tą aplinką. O praeitais metais susipirkau tokį teipą vadinamąjį lašelinį laistymo būdą, kas 20 cm laisto. Ir padarė male ir pasirodo, kad nelabai gerai, dėl to, kad mes norim, kad tas vanduo nubėgtų į medelius. Tai sugalvojom profilius pasimti planus, įsitalpinom tą magistralinę arba techninę žarną pagrindinę, ją atvirkščiai į žemę šiek tiek įkasim, kad pravažiuoti. O augalus, būtent visus krūmelius, mes irgi su šitais pačiais profiliais dedam tą žarną kitą ir prapjaunam dar skylutes ties medeliu. Tiesiog tokius stačiakampio formos skylės, sakykime. Ir tiesiog ant kiekvieno medelio bėga. Tai tas labai fainai, nes jeigu perteklius yra kažkur, tada nubėga toliau į kitą medelį. Po kol kas neblogai, manau, tvirtinsim ir žiūrėsim kaip realybėj, kai labai sausa. Tai dar turim pabaigti šitą procesą. Bet atrodo viskas neblogai. Tai va, matote, iš tikrųjų, šiais metais, sakau, irgi nimzalių to purškiau, tai tikrai daug daugiau derliaus, nes praeitais metais kalbėti apie kažkokias ten avietės, labai, tikrai daug ir šilauogių. Tai ir svarainių mačiau daug daugiau. Jau geriau ekologiškai stengtis purkšti, kartais galima net ir, kaip sakau, juokiausi, man patinka tokie obuoliai. Ten prie Anykščių yra tokie sodai ir sužinojau neseniai, kad 18 kartų purškė, o aš čia galvojau lietuviškas, čia labai gerai. Bet iš tiesų pasakė, kad tas 18 kartų nėra blogai. Ir kad Lenkijoje ir kitur purškė dar daugiau, virš 20 kažkelių kartų. Tai, toksai, tai žodžiu. Jeigu įmanoma, aišku, tas senasias obelis turėti obelis, kurių nereikia ten purkšti, tai kaip ir būtų fainiausia, aišku. Aišku, tas purškimas turi, vykti kuo ekologiškiau, kuo tvarkingiau ir kiek yra įmanoma to padaryti. Kuo seniau būčiau pasakius, ne, jokių būdų negalima purkšti, nieko nepurkšti. Tai man. Jo, tai čia gervagės, šitie serbentai, agrastai, iš tikrųjų visko yra. Jau noksta, kažkokie jie labai ankstyvi tie agrastai. Sausmedį jau surinkau, aviečių laukiam, mėgstam avietės. Na ir tą patį bandysime daryti su medeliais, kurie irgi, kai kurie išgyveno, kai kurie neišgyveno, tai dar irgi duosiu šiek tiek laiko, kai kuriem dar metus. Tada pasiskaičiuosiu, kiek medelių praradau
Ir pasisodinsiu kažką kito, ko neturiu, kažką gal ar tai įdomesnio, ar kitoniško, nes tikrai jų užteks. Ir aišku, gerai, kad tas tarpas atsiras kai kur didesnis, nes yra 4 metrai tarpas, o rekomenduojama 5-6, bet yra ir koloninių, yra ir tų nebūtinai didelių, tai tiesiog taip pat bus genėjimo klausimas. Tai manau, kitais metais jau reikės rimčiau užsiimti genėjimais. Na, aišku, ir parėmimas tas, kai žiūrėjau internete, visai patiko, kai strižai remia, kad tas medis tiesiai stovėtų, bet jau dabar matau tiesiog aukščio trūksta. Tai jau reikės kažkokį kitą sprendimą rasti. Čia vieną dieną tiesiog, nežinau, supykus buvo, jau raišiau, bandžiau kaip ir veikia, bet tuo pačiu jau reikia kažką naujo galvoti. Tai irgi turime labai visokių paprastų slyvos, kriaušės, obelis. Labai nesiseka su persikais nektarinais, tiesiog nesiseka. Gal ir nereikia tada jų turėti. Rojaus obelėlės, dar ten kažko turim. Tai va, tokius ganėtinai įprastus. Norėčiau kažkokių tokių biškai įdomesnių elitinių gal augalų, bet jie labai brangus, tai kol neturiu dar tiek patirties, kad galėčiau tikrai užtikrinti, kad gerai išauksis, kas bus gerai, tai kažkaip biškai gaila. Tai va, trešnės, aišku, vyšnios, faina. Šiais metais tik tais dalį pasisodinom, tai yra svogūnais, noriu svogūnų, sodinam tuos geresnius, brangesnius svogūnus, baltuosius, kurie yra saldesni ir man tai jų pritaikymas vienareikšmiškai visur. Nemažai pomidorų, nes sakiau jau receptūrą, kad pasidalinsiu, kai išdžiovinsiu, tai labai smagu tikrai. Tie pomidorai rehidratuoti ir į aliejų pamirkti, kai būna, pasako, saulėje džiovinti, pomidorai aliejų, tokie principas, tik aš ne saulėje džiovinsiu. Na, svogūnų labai daug, nes tikrai tikrai patinka ir yra tikrai brangus, o tų pigesnių, kur po keliasdešimt centų neapsimoka, nes tiesiog per daug laiko ir pinigų juos išauginti kainuoja. Na ir einamieji dalykai kaip salotos, tada visokie tai prieskoniniai augalai, taragonas kas čia, tada čia krapai, kuriuos jau esu susišaldžius. Irgi laukiu, kol atauks, nes realiai jie toliau auks, nes ir jos neperaugusius nuskiniau, nes netokie skanus ir kvapnus. Kalendrą nuskiniau, kopūstai kai kurie auga, tada česnakų laiškai kažkaip labai praeitais metais nepavyko, šiais metais situacija matau šiek tiek geresnė. Matysim, dar kažką čia naujo pasodinau, bazilikų, būtinai pesto, nes gal kokius 3-5 kg pesto pasidarėm, tai va dabar dar turim 10 tų paketėlių ir jau realiai bus viskas ir va kaip tik naujas sezonas, tai va tiek ir užtenka žiemai. Tai labai kažkaip, pasisekė, apskaičiavom, visada galima padovanoti, visi suvalgo. Na ir dariausi, aišku, sriubų, burokėlių, kopūstų, visokių tokių naminių. Ir jas užsivakumavau, tai iš savo burokėlių praeitais metais. Va, mano šiltnamis, paprika, labai patinka čili pipirų aštrus maistas, pomidoriukai. Baklažanai, nesu mylėtoja labai didelė, bet norėčiau tą babą ganušą ar kažką gerai skaniai išmokti pagaminti. Tai manau pravers. Tas faina, kaip jeigu būtų stogas stiklinis arba apskritai stiklinis, tada žiūri ir mėgaujasi vaizdais kada nors gyvenime. Tai va tikrai ir pomidoriukų jau yra. Irgi lygiai taip pat šita situacija su žolėm, nes tiesiog fiziškai nespėjam ravėti ir nemanau, kad reikia ravėti tas žolės, jeigu jų nebūtina ravėti. Kol jas būna medžiaga po to žemėje. Agurkų turiu labai mažai šiais metais, mėgstam šviežius ir aš nelabai noriu ten kažką dar papildomai daryti. O čia jau tokie pomidorai didesni, šiek tiek anksčiau pasodinti. Ir va jau irgi fainų gražių pomidoriukų, tai kuriais džiaugiuosi. Na tai va, tik pakol kas man atrodo darbai tokie malkinė beveik į pabaigą. Biški namus apsištampavom tokiais kabliukais, tvarkos norisi daugiau įsivesti, tai vat sekantis po truputį tikslas, neskaitant, kad tas tvartas dar yra, kurį kažkada reikės sutvarkyti, šiek tiek sustvarkyti viską, kad švariau, tvarkingiau būtų, nes dar vietos tvarkymuisi yra ojoj, kiek daug. Tai va, tai šiais metais jau svogūnų laiškus dar eksperimentuoju su jais. Vieni sako, kad galima nuskabyti, kiti sako, kad negalima nuskabyti. Aišku, tie lapai vyksta fotosintezė, bet nežinau, kiek reikia pačiam svogūnui augti. Tai aišku, daug skaičiau, kad juos reikia surišti su visais tais lapais. Tai, nežinau, bet žodžiu, po keletą lėsvių visiškai nuskabiau ir pasižiūrėsiu, kaip seksis tiems svogūnams išgyventi.
Tai tuos laiškinius svogūnus tiesiog jų viršūnėlę susitryniau su druska ir aliejum ir tiesiog užsišaldžiau. Tai va, kai kuriuos užsišaldžiau į ledukus, kad tiesiog kuo mažiau vietos užimtų, nes vis tiek vieta yra mažai pastoja, jos trūksta. Tai kad visą laiką sugalvoju metodą, kaip kažką pasigaminti, kad neužimtų per daug vietos. Tai va, man patiko toksai. Ir manau, kad esant dar vis tiek tų svogūnų yra labai daug, tai dar tą patį darysiu, tam, kad visiems metams turėtumėm šviežių svogūnų laiškų kažkokios masės, kurią galima įdėti kažkur. Nenoriu jos termiškai apdoroti, nes tiesiog, nežinau, man atrodo geriau šviežus reikalas, nes ir tai jau termiškai apdoroji, tada dar šaldai, o čia tiesiog gali, sakant, šviežią užsišaldyti. Namukas pakol kas sustoja reikalai, bet irgi jau planuojam grindis po truputį dėti. Nu ir tada jau ką, grindis, durys, sienos ir baldai. Kada, nežinau. Tai šiais metais darbo tikrai ne mažiau, o daugiau, bet jau jisai jaučiasi toks kaip rezultatas, tas daugiau darbo galbūt susijęs su savo maisto, daugiau pasiruošimų su žiemai, su gėlynais, tokiais mielais širdžiai dalykais. Ir manau, kai jau pasibaigsim šituos procesus, tada to darbo šiek tiek galbūt turėtų pradėti mažėti. Aišku, žinant mus, gali būti, kad taip ir nebus. Ir ta galimybė turbūt didelė, nes mes laiką prisigalvojam kokių naujų projektų. Bet žiauriai patinka tas visas procesas, nežinau, gera čia. Sunku daug darbo, bet kažkaip mes, nežinau, mums nėra problema, kad yra sunku, kad daug darbo. Taip ir gyvenam. Visai neblogai iš tikrųjų. Turi maistą jau biškį pasiruošę žiemai, tai va vis daugiau. Tikrai tas pirkinys fainas buvo, šaldymo kamera atskira stacionari. Neprofesionali, buitinė, su profesionaliai nepasisekė šiais metais, tai va tiesiog buitinė, bet patiko, pirkau tokia šiek tiek platesnė su gilesniais stalčiais, tai ten tikrai užteks vietos viskam ir mėsai, nes planuoju ir mėsą pirkti iš ūkininkus, išsirinkusi ūkininkus, ragavus jų mėsą ir planuoju pirkti. Tai va, gražios dienos ir turėkite daug pozityvo, nevarykit vieni ant kitų, nežinau, mes visi gyvenam skirtingus gyvenimus. Gyvenam taip, kaip išmanom, bet jeigu mes norim pažeminti kitą tam, kad geriau patys pasijaustumėm, tai nėra gerai. Tai nedylas, ta prasme, aš manau, kad kaip tik žmonės turi labiau vieni kitus palaikyti ir toliau gyventi savo gyvenimus, taip kaip jiems atrodo teisinga. Tam tarpusavį pašnekėti galima, bet kažkaip man tai labai nesuprantama ta viešas kitų žmonių žeminimas ir varimas pastovus, kad tik kažką blogo pasakyti. Ir dar iš tokių būna anketų, kurios realiai nelabai egzistuojančios, kažkokios nesąmonės nuotraukos, tai kam? Tiesiog savo kažkokį pyktį, nepastenkinimą, gyvenimo nelaimę, nes nelaimingas išsilieti, nežinau, tai daryti kažką reikia, kad būtumėm laimingesni ir tas laimingumas nėra, kad aš čia stoviu išsišiepus visą laiką ir taip toliau, tai pakankamai nemažai to mano gyvenime yra, bet nežinau, tiesiog pastovėti, pamastyti, pagalvoti, viskas yra gerai. Jeigu vidai gerai jautiesi.